Sveiki, mano panteriukai, su jumis aš, Amelija. Šiandien pas mus nauja rubrika. Taip, pagal viršelį galite suprasti, kad šiandien vasaros išpakavimas. Žodžiu, pas mane atėjo visas siuntas, kur aš pavasario pradžioj užsisakiau. Ir jos atėjo gegužės 9. Šiandien 9. Tai va, tai mes šiandien jas atidarysim ir pažiūrėsim, kokių aš ten nesąmonį prisipirkau. Dabar aš einu į Anglijos paštą ir pasiimsiu visas siuntas. Viso geriausi. Einu imt siuntų, oi, striukė. Žodžiu, eisim su šituo ir viskas. Susitiksim vėl namuose. O, Jėzus, atstovėjau pusvalandį Anglijos pašte. Eilė buvo, aš skaičiau žmonių, buvo 15 žmonių, su manim 16. Čia siunta, aš važiuodama taksija išpakavau, kažkodėl, išmečiau šiukšlis. Liko tik vatai, kažkokie nežiniai, ir čionais milijardas daiktų. Žodžiu, dabar aš noriu apsirengti savo naminius rūbus ir įsim atsidarinėti mano siuntą. Taip, mes jau apsirengėm savo naminius rūbus. Ir aš nežinau kodėl. Dabar yra 16:38. Va šitas va, košmaras miega. Alio, kokiu gyvu aš košmarų patapau. A tu nemiegoji? Miegoju, bet mane kažkas išbūnė. Viso gero. Ui. Ok, nesvarbu. Bet žinokit, čia ne visas siuntas atėjo. Atėjo tik viena siunta. Dar 2. Tai žiūrėjau, čia yra pirma dalis. Nežinau, kada antra. Tai žodžiu nesvarbu. Taip pat įsėskim ant mano mylimiausios sofos. Pirmiausia, pradėti nuo daiktų, tada rūbai. Taip. Aš užsakiau kažkokį oro garintuvą. Man labai jisai patiko, kaip jisai šviečia, kad jisai yra kačiukas toks. Nes mano pavardė yra Kutinaitė. Tai aš esu Amelija Kutinaitė. Ir man labai patiko, bet mes namie nebeturim daug tiek vietos, tai mes galbūt kažkur persikraustysimės. Persikraustysime. Va, pasakiau pagaliau. Va. Aš kol kas padėjau tenais, kur radau vietos. Tai šiandieną tokia pat duškytė, kurie bus ant mūsų lovas. Prie manęs, aišku, nes aš mėgaučiau toj pusė, tai bus per vidurį. Ok, čia bus čiki-puki, okidoki makarena. Taip, aš nežinau, kodėl aš šitą užsakiau. Tai tiesiog papuošimas. Ir viso tarpu aš neturiu kur dėti papuošimą, nes pas mus čia namai tokie užgruosti. Čia dar plius bulvės. Tada, o Jėzus. Čia dar plius aš nieko čia neaplaunu. Tai šitą papuošimą va čia nasdysim. Aš nesuprantu. I am running. Aš užsakiau realiai kristalus. Palauk, aš tuos kristalus ištrauksiu. Oi. Luktek. Dar vieną minutę, luktek. Stovime tyloje, grojančio radio. Nebenoriu šokt. Stovime tyloje, grojančio radio. Bet man reikia šokt, bet aš noriu šokt. Žodžiu, vaibas užėm. Tai va tokie va čia kristaliukai. Jie man labai patiko. Aš jeigu čia viskas užsakyta toka shop. Toka shop. A, kur man dėt? Jie turim visai vietos. Manus mes kažkokie... Kuo aš kristalą nukryšiuau? Paėmiau kristalą, jisai kažkur nukrito ir... Nesvarbu, jeigu aš kada nusitleisiu tą kristalą, tai bus geriau.
Taip, tada aš užsisakiau tokias ausinės. Man tiesiog jos labai patiko ir užsisakiau tokias ausinės. Dėsimės va čia jas. Jo, mums reikės paaiškinti, nes mums nebet. Tada užsisakiau dar tokią va tašę. Už kelionėms, nes mes jau esam beveik su Semu suplanavę vasarą. Jo. Ir dar užsakiau, kaip užsakiau oro garantuvą kačiuką. Ir užsakiau šviestuvą, tokį kačiuką. Ir aš padėsiu šitą šviestuvą čia. Tegu šviečia dabar. Ir dabar rūbai. Man reikia Semą pakelti. Semai, kelkis. Man reikės. Oi, Jėzus, čia kažką rengtis. Taip reikės, stovėk dabar. Sveiki, panteriukai, aš esu Semas, Semas kažkas. Ta pavardė kažkas. Ne, mano tiesiog, aš esu kažkas, nes aš nežinau, ką man daryti. Ir nesvarbu, tam reikės matuotis rūbus. Va, aš tau sakiau, va tokius burgeriai nupiešti, žodžiu, matuokis. Matuokis, o ne montuokis. Man visai patinka. Gerai. Pateikti savo pižamą kažkur toliau. Taip toliau, man tokia čia man labai patinka. But the man one more time. Nežinau, aš šiandien muzikas vis. Man visai patinka. Toks fainas. Ir po namus galima jogą. Ašgi savo jogą lankau. Gal kada nors nufilmuosiu. Tada nusipirkau va tokį. Tau labai tinka mėlyna spalva. Realiai? Ne, realiai. Tikrai realiai. Man tiesiog patiko, aš galvoju, man netiks. Pasirodo, tinka. Ir dabar yra maudymukai. Tai aš nueisiu šoną. Ok. Taip, čia yra va toks vienas maudymukas. Jisai labai fainas. Man labai patiko. Tai va, dabar tavo eik pasimk. Tada dar bus mano vienas suknelė. Va. Tau ir tinka. Jo, man čia patinka. Ir beliko mano tokia suknelė, tai 1-3. Šitą suknelę užsakiau, kad vaikščiot vasarą, arba kur eiti nais į universitetą, pavyzdžiui, kada bus labai jau karšta, plus 35 Ui, juokauju pas Anglijoje tiek nebūna. Bet vieną kartą, kad buvo plus 30, bet ant salės 50 buvo. Tai čia visai buvo. Aš buvau labai nustebus, tiesiog wow, tiesiog really wow. Tai va, visas pirma dalis, tai viso geriausio. Iki panteriukai. Su jumis buvo Semas ir Amelija. Iki kito. Palaikinkit mane ir pasubscribinkit mano kanalą. Like my channel and subscribe me. Bye.